Labas rytas iš mano gimtojo Kauno, kuris štai taip gražiai pasipuošęs šventų kalėdų naujųjų metų sutikimui. O aš norėjau pasidalinti keliomis mintimis, kurį išgirdau vakar kalbėdamasis su savo bičiuliu Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir jis pasidalino legendinio kanadiečių ledo ritulininko Wayne Gretzky žodžiais. Jis buvo mano vaikystės herojus, mano kartos žmonės, manau, kad taip pat atsimena šį puikų ledo ritulininką, kuris įveikė Sovietų Sąjungai, primušė daug įvarčių, to žaidė Edmonton Oilers. Kai jo paklausė, kodėl aš įmušu, kaip aš įmušu daugiausiai įvarčių, tai jis atsakė, kad labai paprastai reikia bėgti ne ten, kur jau yra ritulys, bet reikia bėgti ten, kuris netrukus bus. Ir man pardavimuose, dirbant su klientais, kurie nori daugiau parduoti, nori išplėsti savo verslą, tai yra puikiai mintis, tai yra proactive versus reactive. Reactive, kai tu bėgi iš paskos, kai tu lauki, kol tau kažkas tai paskambins, parašys, o proactive yra, kai tu pats energingai ėmiesi veiksmų. Jeigu tau neatsako į laišką ar į susijungimą social medijoje, skambini, jeigu neprisiskambini, važiuoji, jeigu nepriema, važiuoji nesitaręs ir aktyviai organizuoja savo pardavimus, savo verslą. Nes tikrai tai yra ir toks yra proactive elgesys. Nes tikrai niekas neateis, niekas patys nepasisiūlys. Norint padaryti išskirtinį rezultatą, reikia būti labai aktyviems patiems. Šiandien su jumis atsisveikinu, linkiu gerų pardavimų, gerų verslų ir be abejo gražių šventų kalėdų ir naujų metų.